Ir antra dalis, ta, kuri įsigaliotų nuo sausio 1 dienos, tai yra 25 dienos jungtinio komiteto pasiūlymo etatai būtų mažinami lopšeliuose, darželiuose ir mokyklose darželiuose, maitinimo organizavimo ir higienos specialisto 0,75, tai iš viso 11,25 ir tas pokytis, apie kurį aš kalbėjau, tai yra raštvedybos etatas būtų mažinamas ne 0,75, kaip buvo pradinėme, bet tačiau pusė etato ir iš viso mažėtų 7 etatais, kai pradinėme buvo kalbama apie 10,75 etatus. Ačiū, matau, Valerijus Vencys yra pateikęs sprendimo projekto alternatyvą. Valerijau. Mano pateikta alternatyva iš esmės skiriasi tuo, kad nėra antros dalies. Tai yra, siūlau atsisakyti šiandien, kadangi klausimas nėra pilnai išdiskutuotas, kadangi matot, salėje yra ir įstaigų vadovai, ir tie patys raštinių administratoriai, ir maitinimo, ir higienos specialistai. Ir nėra iš tikrųjų apspręsta, kam perduoti funkcijas ir kaip organizuoti darbą. Tai aš savo sprendimo alternatyvą siūlau tik tai nagrinėti sprendimo projekte teiktame administracijos trečią stulpelį, tai yra pokyčius nuo šių metų spalio 1 dienos, o pokyčius 4 stulpelėje, kuriame yra numatyti mažinimai nuo kitų metų sausio 1 dienos, nenagrinėti. Taip pat aš noriu atkreipti dėmesį administracijos, kuri turi ir teisininkus, ir specialistus, begalę specialistų, kur mano galva irgi taip pat reikėtų turbūt peržiūrėti ir apmažinti, kad rengiant sprendimo projektus reikia ne tik pristatinėti, mokėti, bet dar ir patikrinti prieš pristatant. Mes rugpjūčio 31 dieną priėmėm sprendimą dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus ir jame yra numatyta, kad Alytaus lopšelėje, darželėje pušynėlis ir šiandien dienai galioja tas skaičius, etatų skaičius yra 27,95. Kodėl dabar, pavyzdžiui, Rasos pristatytam variante liko tik 27,7? Kodėl be tarybos sprendimo dingo staiga dalis etatų? Antras dalykas, labai svarbus teisinio prasme, nėra raštvedžių darželiuose, kolegos, yra raštinės administratoriai. Tai sprendimo projekte ir turėtų būti parašyta raštinės administratoriai. Dabar mes mažinam raštvedžius, tai yra tokius, kurių net nėra. Arba, pavyzdžiui, rašom, kaip ir to pačio pušynėlis, ar kas antro darželio aiškinamajame rašte parašyta, kad mažinam maitinimo, organizavimo, higienos specialistus, mažinam tuos pačius raštvedžius neegzistuojančius, bet kartu įdėtas sakinys, kad švietimo skyrius rekomenduoja didinti etatų skaičių. Tai palaukit, mes skaitom tekstus ar ne? Ar tokie, net moksleivis turbūt teisingiau parašytų, ar tokie teisės aktai turi atsidurti teisės aktų registruose ir po to juoktųsi visa Lietuva? Tai vat tuos dalykus aš esu pataisęs, tai dar kartą akcentuoju. Nemažinti nuo sausio 1 nei raštinės administratorių, nei maisto bei higienos specialistų ir pataisyti lopšelis, darželis, pušynėlis į 27,95. Ir dar kartą atkreipiu dėmesį, kad reikia rašyti tikslius etatų pavadinimus, pareigybių pavadinimus. Ačiū už pristatymą. Trumpai tiek, bet dar ir klausimų turėsiu. Yra dabar pirmiausiai įsirašę kalbėti, yra du asmenys, yra Aldona Česnulienė, lopšelio darželio pušynėlis direktorė ir Zita Reipienė, lopšelio darželio vyturėlis direktorė. Labadiena, gerbiamas miesto merė, tarybos nariai, švietimo įstaigų vadovai ir visi kiti dalyvaujantys neeilinėme šitą mūsų posėdyje. Leiskite dar kartą pristatyti visiems jums, Alytaus miesto savivaldybės merui Nerijui Cesiuliui ir Alytaus miesto savivaldybės tarybės nariams, šito klausimo paaiškinimą. Mes, Alytaus miesto švietimo įstaigų vadovai, kreipėmės į jūs, atkreipdami dėmesį į tai,
kad planuojami sprendimai dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų didžiausio leistino pareigybų skaičiaus mažinimo nuo 24 metų sausio 1 dienos ir ignoruojami prašymai dėl papildomų būtinų švietimo pagalbos teikėjų etatų steigimo nuo 23 metų rugsėjo mėnesio 1 dienos kelia grėsmę Alytaus miesto švietimo įstaigų veiklos kokybei ir negali neproporcingai išauginti administracinę naštą vadovams. Sprendimo projekto 23 metų rugsėjo 15 dienos numeris TŽ 275 iškinamajame rašte nurodyta, kad sprendimu siekiama užtikrinti racionalų žmogiškųjų ir finansinių išteklių panaudojimą pavestoms funkcijoms įgyvendinti, didinti veiklos ir valdymo efektyvumą, organizuojant administravimą ir mažinant valdymo lėšas. Bet siūloma naikinti etatus, kurie yra labai svarbus ugdymo įstaigų efektyviai veiklai. Aš ir taip, ačiū, garsiai kalbu. Sprendimo projekte teigiama, kad šis sprendimas parengtas atsižvelgiant į Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų raštus dėl didžiausio leistinų pareigybų skaičiaus pakeitimo, tačiau nei viena ikimokyklinio ugdymo įstaiga neteikė rašto, kuriame būtų prašę iki 0,25 mažinti maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialisto bei raštinės administratoriaus etatus. Priešingai, visų Alytaus miesto ugdymo įstaigų vadovai kelis kartus rugpjūčio rugsėjo mėnesiais teikė prašymus Alytaus miesto savivaldybės administracijai dėl papildomų švietimo pagalbos teikėjų etatų steigimo. Alytaus miesto savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyrius apie rengiamą sprendimo projektą vadovų neinformavo, jų nuomonės neklausė, diskusijų neorganizavo ir su jais nesitarė. Apie parengtą sprendimo projektą švietimo įstaigų vadovai sužinojo tik iš Alytaus miesto savivaldybės internetinio puslapio. Dėl šio sprendimo projekto švietimo įstaigų vadovai inicijuota ir buvo organizuota nei vienas vadovų pasitarimas. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai kreipėsi į Alytaus miesto savivaldybės tarybos komitetus, prašydami išklausyti jų nuomonės etatų mažinimo klausimų. Tačiau buvo inicijuotas susitikimas su Alytaus miesto vicemerė Jurgita Šukevičienė, organizuota diskusija su aplinkos plėtros komiteto nariais. Visiems dalyvausiems politikams buvo pristatyta švietimo situacija. Nemažesnė problema yra ir tai, kad Alytaus miesto taryba nesvarsto klausimo dėl būtinų švietimo pagalbos teikėjų etatų skirimo. Nuo 23 metų rugsėjo 1 dienos vadovaujantis Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos pažymomis dėl specialių ugdymosi ir švietimo pagalbos skirimo Alytaus miesto švietimo įstaigose trūksta, kaip minėjo, 26,3 mokytojų padėjėjų etatų, 3,2 etatų specialiųjų pedagogų, 5,68 etato logopedų, 2,2 socialinių pedagogų, 3,45 etato psichologų. Jeigu sprendimo projektas bus priimtas be papildomų būtinų švietimo pagalbos teikėjų etatų, mes švietimo įstaigų vadovai negalėsime užtikrinti visiems mokiniams vienodai kokybiško ugdymo, būtino švietimo pagalbos teikimo, saugių ugdymosi sąlygų mokiniams, darbo sąlygų mokytojams ir kitiems darbuotojams. Prašome atsakingai įvertinti sprendimo projektą, nedankinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų funkcionavimo būtinų pareigybių ir neatidėliotinai priimti reikalavimų sprendimus dėl trūkstamų švietimo pagalbos teikėjų skirimo švietimo įstaigose. Visi Alytaus miesto švietimo įstaigų vadovai. Dar norėčiau paklausti, mes 25 dieną tikrai visiems sąžiningai pagal reikalavimus esame išsiuntę šitą kreipimas ir norėčiau paklausti, ar tikrai tarybos nariai jūs įgavote, ar tik išgirdot mano pristatymą. Ačiū. Gerai. Kolegos, yra pasakymai Zita Rypienė. Labai diena visiems. Čia dabar bus tokia truputėlį preambulė. Ar pastebėjote, mėlieji, kad iš mūsų viešojo gyvenimo dingo žodis sąžinė? Ir tą žodį labai keista, labai paradoksalu priminė statybininkai, kurie lankėsi Vyturėlyje ir dairėsi, ką ten paprojektuoti. Ir kilo tokia diskusija, maždaug ir aš supratau, kad mes, humanistai, ugdytojai, nežinau, politikų čia neminiu, kažkaip tikrai pamiršom šitą žodį, kažkoks pasidarė neaiškus. Tai čia preambulė buvo. O dabar gerbiami politikai, gerbiami kolegos, čia antra preambulė. Aš didžiuojuosi jumis ir didžiuojuosi, kad esu tarp jūsų. Pirmą kartą per 6 darbo metus aš didžiuojuosi, kad esu Alytaus
švietimo sistemos dalis. Labai ilgą laiką dirbau Alytaus rajone, irgi švietimo sistemoje. Jei paklaustumėt mūsų, jūs čia sėdintys, švietimo įstaigų vadovų, ko dabar mes labiausiai norim? Ne etatų, daugiau ar mažiau. Mes labiausiai norim, kad nebūtų karo. Ir aš nebejoju, kad jūs irgi šito norit, mielieji. Paskutinės 2 savaitės maždaug priminė emocinę prasme, priminė Ukrainos karo pradžią. Kai neaiškumas, kai nerimas, kai spėliojimai, kas su mumis bus, kai ateina pas mus tie mūsų darbuotojai, spėliojimai, ką mes kam padarėm, kad už mūsų nugaros reikia regzti kažkokius planus, kurie kelia nerimą, trikdo mūsų normalų darbą, visiškai neseniai pradėta, nes rugsėjas visiškai neseniai. Todėl mes čia ir esame, kad karo nenorim. Norim bendradarbiavimo, norim kalbėjimosi, norim supratimo. Aš noriu asmeniškai, kad priėjusi prie bet kurio iš jūsų ir paprašiusi, man reikia apkabinimo, tikėčiausi būti apkabinta. Beje, vienas žmogus, kai priėjau ir patikrinau, čia toks buvo lakmusas, tikrai mane apkabino. Ačiū, Povilai. Ir mes dėl to, va čia ir esam. Ką reiškia tas etatų mažinimas? Realiai tai reiškia etatų naikinimą. Nes, sakykime, turbūt girdit, va dabar pasiskaitot, mes jau tikrai pasiskaitom tos mūsų komentarus, ten dirba bobos, sėdi, kuriom kavą reikia atnešti, nepaeina iš kabinetų, ten vieni seniai. Ir jūs įsivaizduokit, mes mylim alytiškius, savo vaikus deklaruom ir norim, kad tos senės būtų nuvarytos kaip nuvaryti arkliai. Nes šitus etatus sunaikinus, atėmus, niekas nedirbs 0,25 etato, niekas nedirbs pusę etato raštinės administratorė, jei ten dirba nepensinio amžiaus žmonės. Tai mes iš vienos pusės ir taip baksnuojam pirštu, bet kaip jaustis jūsų vieno, kito, trečio, maždaug mamos amžiaus žmogui, moteriai, kai ją baksnuojama, kad tu senė, ką tu darai. Ir dar va čia tie žingsniai dar išguis iš mūsų kolektyvų jaunesnių žmonės. Mitybos specialisčių yra jaunų, jos pakelia. Raštinės administratorių irgi yra jaunų. Tai krūvis guls ant mūsų, mes jį, nežiūrint jau ten teisinių dalykų, kad galbūt mitybos tie reikalai atsidurs vienose rankose ir atsivers kelias sovietmečio vieškelis, nurašinėjant ten dalintis tos maisto produktus. Nes tie dalykai bus vienose rankose. Pas mus nėra sandėlininkių. Pasigirsta, kad čia Kauno pavyzdys kažkas, Kauno darželiuose yra sandėlininkai. Mus labai įkvėpė lakus posakis dzūkai nepaspirtukai. Ir mes pasidomėjom Vilnius, kodėl mes negalim lygiuotis į Vilnių. Ar kas nors žinote, kokie Vilniuje ir kiek yra etatų? Maždaug tokiame darželėje, kurių pas mus gal vidurkis, kur grupių nuo 9 iki 12, yra direktorė, yra pavaduotoja ūkiui, yra pavaduotoja ugdymui, yra 2 pastatų priežiūros specialistai, yra sandėlininko etatas, yra mitybos priežiūros specialisto etatas, yra dar ten visokiausių etatų, nes patvirtinti normatyvai. Mes norim būti nepaspirtukai, mes norim gyventi oriai ir turėti tai, kas mums padeda daugiau dėmesio skirti, sakykime, ir direktoriui, pavaduotojai ugdymui, skirti ugdymui, o ne visiems tiem dalykam. Toliau žiūrėkit, kuo mes gąsdinami, kas, ir Povilas yra gydytojas, ar nėra, nežinau, jau vėl kalbama apie ateinančias ligas ir pandemijas ir visą kitą. Ir tie reikalai, tos tvarkos, tie sužiūrėjimai, tie kontroliavimai, tie skaičiavimai, tie gula ant mūsų mitybos specialistų ir kartais raštinės administracijos pečių. Arba ant mūsų.
Tai kas čia dar kažką norėjau pasakyti. Zita, jei galima, nes 3 minutės jau praėjo 15, bet dar, pabaikite. Gerai, ačiū, labai svarbu dar dalyką pasakysiu, merė. Žiūrėkit, kas vyksta vėlgi visuomenėje, kas mūsų švietimiečius jaudina. Kokia žinutė transliuojama? Vaikai yra našta. Gerbiamas merė, jeigu kas nors pagalvotų, kad jum vaikai našta, jūsų neskaudintų. Dabar biudžetui vaikai našta, nes reikia kažką daryti, bloginti sąlygas darbo, visokias psichoemocinės, atimant etatus. Valstybei vaikai našta ir transliuojamos, pažiūrėkit, žinutė susigriebė, kad palengvintų tėvams vaikų auginimo naštą. Padarykim, kad Alytui vaikai būtų džiaugsmas, kad vaikai būtų palaiminimas. Mes ugdymo specialistai tuo tikim ir labai norim tikėti su jumis kartu. Tai prašom palaikyti alternatyvą. Manau, kad labai užsidirbtumėt politinių taškų daug, socialdemokratai. Tai būtų negirdėtas, neregėtas dalykas turbūt. Arba atidėkit, arba nudiskutuokim, pakvieskim Alytaus bendruomenę, teikti siūlymus, kur galima sutaupyti, kad nereikėtų taupyti tų pačių mažuliukų sąskaitą. Labai ačiū ir atsiprašau už emocijas ir perviršytą laiką. Valerijus Ventis. Ačiū. Valerijus Ventis turi klausimą. Gal net 2. Pirmas klausimas. Jisai tiesa buvo užduotas jau ne kartą ir komitetuose, ir praeito pirmadienio jungtinėme komitetų posėdyje, ir rugsėjo 21 dieną, kuomet vyko mūsų komiteto inicijuotas susitikimas su įstaigų vadovais. Tai klausimas paprastas, žmogiškas. Sprendimas buvo priimtas arba inicijuotas šiame pastate. Kas jį inicijavo? Ar meras, ar vicemerė Jurgita Šukevičienė, kuri pastoviai tyli, vandens prisisėmus į burną, neatsakinėja į mūsų klausimus, ar dar kas nors. Ir kodėl nebuvo diskutuota? Ar mes kada nors išgirsim atsakymus, ar ne, valdantieji, merė, šį kartą kreipiuosi ir į jūs. Kodėl taip daroma? Kodėl nepamatuojama, kodėl neišdiskutuojama, bet autokratiniu režimu, kaip pas mūsų kaimyną pietinį, tiesiog paimta, nurodyta taip pat. Mesgi žinom, kad be jūsų, merė, joks sprendimas nepraeina, jokia iniciatyva nejuda. Tai gal išdrįskit vieną kartą pasakyti, kad taip, aš nurodžiau tą padaryti. Ir antras klausimas, kodėl jūs netesite savo pažado, kad pasirašius sutartį su rajono savivaldybė, nereikės taip kabutėse taupyti. Laukiu atsakymo. Gerbiamas kolega, manau, kad pradedate jau politikuoti, bet šitoje vietoje čia ir esate toks. Šiandieną dėl rajono sutarties pasirašymo, tai pasirašyme, taip, prasidės tuoj mokėjimai. Kol kas mokėjimų iš rajono savivaldybės mes nesame gavę dar, nes dar mėnesis neapsisuko, dar yra tik tai 28 diena. Tai šitoje vietoje, tai mes, kai gausime iš rajono savivaldybės lėšas, kitą posėdį spalio pabaigoje, paskutinį mėnesio 4-dienį, mes balsuosime dėl mokytojų padėjėjų ir visų reikalingų specialistų etatų patvirtinimo. Koks jisai bus skaičius, jūs kaip tarybos nariai apsispręsite, kadangi meras nebalsuoja, balsuoja tarybos nariai, apsispręsite, kokių etatų reikės, kuriuose švietimo įstaigose ir kaip įmanoma tuos etatus operatyviai ir efektyviai paskirstyti. Valdas Račkauskas. Koks jisai bus skaičius, jūs kaip tarybos nariai apsispręsite, kadangi meras nebalsuoja, balsuoja tarybos nariai, apsispręsite, kokių etatų reikės, kuriuose švietimo įstaigose ir kaip įmanoma tuos etatus operatyviai ir efektyviai paskirstyti. Valdas Račkauskas. Neatsakėte į klausimą, kas inicijavo? Visus sprendimus inicijuoja švietimo skyrius, po to aptarėte komitetuose. Tai komitetuose jūs ne vieną kartą... Meras nebalsuoja, jūs, jeigu žinote, pasakyti įstatymą. Jurgis, Valdas Račkauskas. Nereikiam tarybos narių. Mes žinom, kaip jūs spaudžiate. Valerijau. Valdas Račkauskas. Merė, padiskutuojam, žmogiškai, normaliai.
paprastai. Bijot, ar ne? Pirmiausia, noriu pasidžiaugti švietimo darbuotojais, kurie pareiškė labai aiškę savo poziciją. Jeigu tai būtų prieš kokią 5 metus, tai aš stovėčiau tarp jūsų, bet dėja dabar sėdžiu šitoj vietoj ir tik iš šitos vietos galiu jūs palaikyti. Bet noriu kreiptis į tie, kurie teikia tokius siūlymus arba kurie inicijuoja juos dar, o ir į tuos, kurie balsuos už tokius pasiūlymus. Tai mūsų švietimo komitete, kultūros švietimo ir sporto komitete yra žmonių turinčių patyrimą švietimo srity ir nusimanančių iš toj srity. Bet dėja, mes būnam eliminuoti iš šito proceso. Todėl siūlau savo savotiškas paslaugas, pasinaudoti ir tą, ką mes irgi neblogai suprantam ir galėtum padėti iš toj situacijai. Tai mano toks būtų komentaras. Ačiū, Valdai. Ačiū. Manau, kad ir Valerijus Ventis šiandieną pasakė savo pranešime ir Pušinėlio direktorė pakartojo tuos pačius skaičius, kokius yra poreikis. Tai aš manau, kad mes 2 kartus jau girdėjome, 3 karto gal jau nereikia. Ačiū, Povlas Labukas. Taip, tai kelintas mėnesis eina, tebūnie frakcija niekaip neišgyvendina vis to mero valymosi kojas į jūs, kolegos, nes čia jūs, ne meras viską daro. Rasa, tiesiog kolega paklausė labai tikslaus klausimo, meras nesugebėjo atsakyti, kaip visada, bet tai iš vadovų buvo suformuota ši konkreti užduotis. Taip? Iš užduotys yra mums formuluojamos per avilį arba elektroniniu paštu. Tokios užduoties nėra. Tai yra jūsų asmeninė iniciatyva, toks sprendimo projektas, koks jis šiandien yra gimęs. Tarybos sprendimo projektas yra parengtas toksai, koksai parengtas, o visų gerbiamų tarybos narių yra reikalas priimti arba nepriimti. Bet kilmė, paprastas klausimas. Kilmė. Tai yra švietimo skyrius, kaip savo, kad informavo, kad... Taip nepasakė, ačiū. Tai gerai. Kolegos, dabar turėsime apsisprendimą. Yra 2 sprendimo projektai. Pasakym, Andrius Jušas. Tai jeigu galima, kalbėsiu šiek tiek kitų kampų apie politinę kultūrą. Vis tik kaip šitas klausimas atsirado ir kaip jisai gimė, visi rinkimų metu turbūt ėjote, kalbėjote, kad bendrausime, diskutuosime. Na, aišku, kitom partijom buvo uždrausta eiti į švietimo įstaigas, tik socialdemokratai vadovai galėjo nuvažiuoti, tai nežinau, ką jie ten kalbėjo, vadovai turbūt žino, ką jie kalbėjo. Tai kadangi klausimą vadovai sužinojo tik tais iš turbūt tada, kai pasirodė komitetuose. Niekas su jais nediskutavo, tai čia apie tą politinę kultūrą, na vis tik švietimo vadovai, specialistai yra išsilavinę žmonės, aukštuosius baigę, tikrai moka ir argumentuoti, ir diskutuoti, ir kaip patys sako, nuo klausimų nebėgo. Tai pati ta kilmė buvo tokia, na, aiškus parodymas iš jėgos pozicijos, kad, na, mes norime, mes tą ir padarysime. Nors kiekvienas iš jūsų kolegos taip pat turite savo darbus ir nemėgstate, kai kas nors jom nurodinėja arba priiminėja sprendimus su jumis nepasitarę. Bet posėdžių salėje ar taryboje matyt apsiverčia viskas. Čia turbūt ne taip, kaip gyvenime. Tai vienas dalykas. Antras, po to, kai diskusijos įsivažiavo, kažkaip keistai ne švietimo komitetas, bet aplinkos komitetas pradėjo diskusijas ir išklausimus su švietimo specialistais ir vadovais. Tiksliau ne diskusijas, o išklausimus, nes diskusijų ir nevyko. Na ir galiausiai atėjome į jungtinį komitetą, kur buvo būktai sušvelninta situacija ir vietoj viso etato panaikinimo paliekama 0,25 etato. Tai čia toks buvo maždaug siūlymas, vietoj to, kad jums nukirsime 2 rankas, tai nukirsime vieną, o vieną sulaužysim ir pažiūrėsim, kaip čia jinai prigis dabar. Nu tai jinai neprigis, nes kasgi nori dirbti už 0,25 etato ir kaip vadovai kalbėjo jaunus specialistus, nu, ar tikrai galima pritraukti. Akivaizdu, kad sunku pritraukti, tai matyti tie vadovai galiausiai ir turės tą visą naštą nešti ir ta švietimo kokybė tos įstaigose mažiausiai rūpinsis. Galiausiai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad vadovai ir visa švietimo bendruomenė išdrįso. Nes yra toks visai neblogas posakis, sako, pirmiausia atvažiavo jie išvežti žurnalistų. Aš nejau jų ginti, nes aš ne žurnalistas. Tada jie atvažiavo išvežti muzikantų. Nu, nejau ginti, aš grot nemoku. Atvažiavo mokytojų, nu, aš vėl nejau. Nes, nu, kai nemokau, aš nieko, kai atvažiavo manęs, tai manęs nebuvo niekam ginti. Visus buvo išvežę. Tai džiaugiuosi, kad išdrįsote,
ir frakcijos vardu siūlau šitą klausimą atidėti. Valerijus Vencius. Truputį pataisysiu, kolega, atidėti neišeina, nes jisai iš 2 dalių susideda. Siūlau balsuoti būtent už mano siūlytą alternatyvą. Jo, o dabar, kas liečia patį klausimą, nuolat akcentuojama ir mero, ir kitų, ir vakar Rotušės aikštėje ponas Mindaugas Šima, kad reikia taupyti neva, reikia taupyti, kieno sąskaita. Žinoma, reikia taupyti, bet taupimas tai netolygų atėmimui visų pirma. Antras labai svarbus momentas. Paminėsit mano žodį. Į 24 metus vėl bus perkelti milijonai. Galim lažintis iš geriausio konjako butelio. Milijonai bus perkelti. Nes šita administracija ir meras, kuris dabar pagal naują vietos valdos įstatymo redakciją atsako už biudžeto efektyvų naudojimą, nesugeba efektyviai naudoti ir dar skriaudžia vaikus ir pedagogus. Tai tikrai, gerbiami kolegos socdemai, vieną kartą ryškitės ir jūs taip kaip ryžosi čia už mūsų nugarų stovintys švietimo įstaigų susivienyje vadovai ir pasakykit savo nuomonę garsiai, pasakykit ją balsuodami atitinkamai. Negi jūs dabar leisit, kad į jūs kažkas tai valytųsi kojas. Atleiskit už mano tokį tiesmukišką kreipimąsi, bet gerbkit save prieš priimdami sprendimus, nes ateis laikas, kai jūs tikrai suprasite, kad tai yra blogai. Ir nereikia čia tos vaidinti vienybės. Prisiminkite socdemų šūkį, kuris man tikrai yra brangus ir svarbus, svarbiausias žmogus. Ir pagalvokit, už mūsų žmonės stovi, o už tų žmonių vaikai. Ir jūsų vaikai, ir jūsų anūkai, ir jūsų kaimynų vaikai. Tai prieš balsuojant gerai pagalvokim. Ačiū. Paulius Labukas. Tai Svajūnai, taigi tu tarybos narys, tau meras negali pasakyti nekalbėti. Kalbėk, tikrai laisvas mandatas. Tai labai kolegos paprasti keli akcentai. Šiandien mes tarybos posėdžių salėje nematome kelių asmenų. Vienas iš jų, sakyčiau, tokia kolegiška didaktika užsiėmė, parodydamas savo nedalyvavimu. Žmogus laikantis save tikrai socialdemokratų grupėje frakcija save tokiu švietimo flagmanu. Tai gal be žodžių, bet savo veiksmais labai aiškiai parodė. Jūs puikiai suprantate, kolegos, apie ką kalbu. Taip pat nėra kito asmens, kuris ilgiausiai politikoje su didžiausia patirtimi. Tai irgi tam tikras signalas ir simbolis. Ir aš iš tikrųjų save prisimenu, kada merui, taip galvoju, iš dešinės ten sėdėdamas, irgi turėjom sudėtingų klausimų, švietimo klausimų, jau spręsdavom. Ir mano frakcija labai puikiai žino, kada ateidavo tie klausimai, būtent susijęs su švietimu, aš turėdavau aiškią poziciją. Jie išgirsdavo, jie suprasdavo, bet visada likdavo vienas žmogus, kuris ten krepždėdavo, krizendavo, bandydavo visokius poveikius taikyti, tai va tas, kur jis dabar priekį sėdi. Ir jis puikiai atsimena, kad tie veiksmai niekada manęs nepaveikdavo. Žinau, būdavo labai nemalonu, labai negera, bet būdavo valia. Ir aš dabar apeliuoju į švietimiečių žmonės, kurie dirba su švietimu. Ir žinot, visas paskui, kas seks vėliau jūsų veikloje, kolegos, atrodys tam tikra fikcija. Visi streikai, pagalba, mokiniui, žmonėm, jūs šiandien esate čia, kur jūs savo realių balsavimų, realiais veiksmais, ne kažkada ateityje, o čia ir dabar galite padaryti tą pokytį. Aš žinoma apeliuoju ir Raimondą, Rimantę, kuri dar ir profesinės sąjungos atstovė. Tai yra žmonės, kurie jumis pasitikėjo rinkėjai būtent dėl to, kad jūs esate šios srities atstovai, profesionalai, garbingi, iki šiandien aš tikrai jos tokiais laikau. Ir aš noriu tik pasakyti, kad nesuteikite tam žmogui priekyje po viso šito posėdžio, nes buvom tokių analogijų, aš atsimenu, geriant brandy ar viskį, kas ten būna, aš nežinau, ir to džiaugsmo, pasakant, mes juos vėl sulaužėm, ačiū jums kolegos, jūs atlaikėt, mes juos pervažiavom, bus kiti klausimai, mes taip pat laikykimės vieningai. Pamatysite, kaip gera ir smagu. Tai aš labai prašau jūsų šiandien tokio autonomiškumo ir sąžinės balso jūsų šitame balsavime. Ačiū jums. Gerai, kolegos. Eisime prie klausimo balsavimo. Pirmiausia, Andrius Jučas yra pasiūlęs šį klausimą išimti iš posėdžio darbotvarkės. Tai balsuojame, ar išimti šį klausimą iš posėdžio darbotvarkės.
Prieš 15, 8 už, klausimas neišimtas, dabar balsuosime taip. 1-1, tai yra už sprendimo, užsiregistruojame ir 1 yra už sprendimo projektą, 1-2 už Valerijaus Venciaus alternatyvą. Pradedame balsavimą. Balsavo už sprendimo projektą 15, už alternatyvą 8. Sprendimas priimtas. Gerai, kolegos. Kitas klausimas. Dėl pritarimo Alytaus Švento